Nu ir dar vieną. Ramu dolar. Labai gerai, skepinau, dabar jau galiu kalbėti. Sveiki, buvau šiek tiek išvykęs į Vilnių. Tai Vilniui vaikščiau, ten nostalgija, esu šiaip gyvenęs Vilniui virš 10 metų, ar gal dar daugiau netgi. Bet į ką atkreipiu dėmesį, kad labai daug naujų vietų, pastatų, visko, labai daug verslų, bet labai nedaug salonų palyginus su Šiauliais. Grožio salonų turiu omeny, kad Šiauliuose grožio salonai įsikūrė, pavadinkim tai, premium vietose, gal jos dėl mažos konkurencijos nebe tokios ir premium su savo kainom, dėl to grožio salonai gali leisti savo, bulvare, Tilžės, pačiam centre daug tų salonų, yra salonas po salono, Dvaro gatvėje, ne Dvaro, Varpo gatvėje, kokie ten lygiai greti. Varpo dabar neatgaminu, tai yra salonas už salono, bulvarė yra salonas ant salono. Ir Vilniui to viso nėra, nemačiau, tiesiog dairiausi potencialių klientų. Ir, yra tų salonų, bet labai daug kitokių verslų, tai tuose naujose pastatuose gražios iškabos viskas, bet salonų, nedaug, tai įdomu. Įdomu, ar tokia tendencija yra ir kitose miestuose. Tai džiugu gal iš tikrųjų, kad ir gera vieta iš tikrųjų pradėti šitą kvepalų prekybą verslui Šiauliuose, jeigu yra tų salonų. Ir paskutinį kartą dar Šiauliuose čia būdamas, tai kada aš buvau palėkęs trečiadienį į pietinį, kur buvau už praeitoj savaitėj nuvežęs ten po porą testeriukų, dar kažkokių, tai galvojau, kad nuvažiuosiu, tiesiog pasakys man visur ačiū, ne, bet nepasakė, daugumoje vietoj nepasakė ne. Vienoje vietoj pasakė nuo rudens, nes vaiką tik tada gali meistrė atiduoti į darželį ar tai mokyklą. Greičiausiai darželį, ten palėtatai dirba dabar su vaiku, tai negali dar įsitraukti dar kažkokios veiklos, bet didžioje daugumoje vietų, sakė dar derintis, kalbėtis, tai irgi nebuvo tokių konkrečių ne. Sutikau seną savo kirpėją, seną savo meistrę, kuri yra tokio jau tikrai verslesnė, turi ir savo saloną, tai su ja labai geras buvo pokalbis. Prie hot lydų įsidedu ją ir taip ir judam, važiuojam, dar tada parėjo komentarai dėl jaunų kvepalų, uniseksinių, Martynas Jogas pabandė ir pakomentavo, kad jam nelaiko kvapas. Tai aišku susimelamutinau, bet jisai lygino su aliejiniais kvepalais. Tai aliejiniai kvepalai yra nealkoholiniai, dėl to jie nėra tokie kvapnūs tom pirmom keliom valandom ir jie ilgiau išsilaiko, nes alkoholiniai visi tie tradiciniai kvepalai yra tokiu pagrindu parfumo alkoholio sudėtis, įeina tai, kas garuoja, tai, kas skleidžia kvapą ir jam ten nekvepėjo, palyginus, sakė, ten 3 paras tie aliejiniai kvepia, tai galbūt galimai, bet aš tada pasiresearchinau viskas normaliai, aš paskui kažkur gal įdėsiu prie šito video lentelę, kokie kvepalai išlaiko pagal EDP, Eau Parfum, Eau Toilette, tai visiškai normaliai yra Laurent kvepalai, sakyčiau, toj aukštesnį skaliai. Aš tada ir vakar iškart pasipurškęs ryte, už 6 valandų ant odos išlaikiau kvapą, ten dar labai daug priklauso kokia odos rūgštingumas, pH, ar tu prakaituoji kokia diena, tai ant odos 6 valandas duodu ranką nukirst, ant popierėlio irgi duodu nukirst popierėlį 7 dienas, aš užuodžiu, mano gera uoslė, aš užuodžiu. Ir viso to susidėjus jau atvažiuoja siunta pirmoji ir judėsim link to sekančio tikslo faktūrų rašymo.
toks kaip milestone angliškai sakant, tai jo, judam į priekį po truputį. Judam, baigiau vakar B2B landing page, tai šios dienos dar planas paskambinėti salonus, pasiuntinėti, dabar jau turiu landing page, turiu katalogus kvepalų, reikės tik išrinkti tuos, kurie atvažiuoja konkrečiai į Lietuvą. Vyriškų, moteriškų, uniseksinių PDF-us atrinksiu, sudėsiu gal į vieną. Jo, tai pasidalinti reikia tada, man turbūt landing page su jumis, gal turėsite komentarų. Ir įdomi tik tais ta siuntų tarnyba. Atėjo žinutė, kad atvažiuoja siunta, atvažiuoja tiesa 2 siuntos, tai turbūt 2 dėžės man įdėjo, nes ten papildomai prašiau dalykų. Ir nusinčiau siuntų numerius, rašau, kada atvyksta prekės. Parašė prekės, dar nėra Lietuvoje, mes perimam administravimą, kai jos bus Lietuvoje, va jūsų siuntimo trekinimo linkas, paskambinkit mums, kai bus siuntos Lietuvoje, drąsti, galvoju, labą dieną, tikrai, tipo, aš dabar turiu sekti kaip transporto vadybininkas, kur yra siunta ir informuoti gerbiamus transporto logistikos įmonės atstovus, kad jau mano siunta jau galit kažką, įdomi, aš parašiau, aišku, jam atgal, bet gali tekti sekti, taigi čia jau dabar rimti reikalai, rimtos siuntos, prarasti ar ten kažkur užlaikyti jau nebegaliu, nes laukia pora privačių užsakytų yra kvepalų, prasideda įdomioji dalis. Įdomu, kaip pavyks suvaldyti cash flow, nes, jeigu atvirai, tai nėra begaliniai biudžetai, čia kažkokie tikrai su labai labai mažais ir kaip su tuo ant popieriaus, tai gražiai susiskaičiuoja, kad ta investicija į kvepalus, kurie parsiduoda iškart reinvestuojasi į tokį augimą, bet kaip tai praktiškai gyvenint dar nesu tą daręs, tai pažiūrėsim. Jaučiu, kad bus kažkokių žaksulių, reikės kažkam palaukti, gal kažkas sutikimų, jaučiu, kad gali pritrūkti, sakykime, ne kažkur teks palaukti, bet tai pasiderinsiu, arba kažkokių papildomų lėšų reikės įdėti, tai irgi pažiūrėsim, kaip seksis man suvaldyti visą tą nenutrūkstamą pinigų tekėjimą, verslo, nes pinigai tai verslo kraujas, ir reikia, kad jisai judėtų ir kad jo netrūktų. Tai tam kartui tiek, ate.